Sveiki, bičiuliai. Manęs neretai, ypač paskutiniu metu neretai klausia, kaip manai, ar ateis į Lietuvą rusas. Mano atsakymas būna vienareikšmiškas. Be abejo ateis. 100% ateis. Ir paaiškysiu kodėl. Žiūrėkim nešališkai. Priešo akimis reikia žiūrėti ir mąstyti. Tada jūs pamatysite visą lengvai. Įsivaizduokit, šalia jūsų didelis, stiprus, turintis daug žemės kaimynas. Ir kitas mažas, nususęs kaimynėlis kiekvieną dieną ištisai pjauna tą didelį kaimyną. Vadina nežmogiu, vadina trečiarūšiu, antrarūšiu, driskium, nevalą, nevykėliu. Pravardžiuoju įvairiausiai žodžiai, žemina ir tyčiuosi. Ponai, savaitės laiko nereikės ir tas didelis kaimynas perlips per tvorą ir taip sudaužys snukį tam, kuris iš jo tyčiosis, kad jisai likusį gyvenimą galės valgyti košę atbalų snukiu. Baigsis visos jo visai įsišokinėjimai. O čia daugiau nei 30 metų. Daugiau nei 30 metų išugdytos ištisos bukapročių kartos. Tokių bukų neišprususių istoriškai, neįsilavinusių kartos. Ugdomi specialiai buki, žemo mentaliteto, žemo intelekto žmonės. Istorinę, geopolitinę prasme turiu minty bukų. Ir aplamai auginami nesugebantys mąstyti todėl, kad bukus lengva valdyti. Kuo žmogus bukesnis, tuo jisai lojalesnis valdžiai. Kuo žmogus bukesnis, tuo jisai paklusnesnis. Kuo žmogus bukesnis, tuo lengviau jam išplaus smegenis ir jį tikyti įteikti. Kas belieka Rusijai? Na, pažiūrėkim trumpą istoriją Ukraina, Krymas. Įsivaizduokit, Ukraina gamino lėktuvus, laivų, statyklos didžiulės. Puikius lėktuvus gamino. Karinę techniką gamino. Žemės ūkis klestėjo. Didžiuliai puikios dirbamos žemės, derlingos žemės plotai Ukrainoje. Perdirbimo pramonė baldų. Gamino viską, ką dabar gamina. Kas dabar liko iš Ukrainos? Krymo neteko. O kodėl ko? Todėl, kad rusai, pažiūrėkim, į strateginės pusės vėlgi, ką mes darytum rusų vietoje. Po Maidano rusam kito kelio neliko, nes jie žinojo, jog po Maidano Ukraina įstojus į NATO bloką, Europos Sąjungą, Kryme būtinai atsiras raketinės Amerikos bazės, karinės bazės. Įsivaizduokit, priešas, kurio tėvynė už Atlanto įsikuria puikioj strateginiai vietoje. Krymas tokia strateginė vieta, kad iš jo galima dengti beveik visą Rusiją raketomis. Įsileistut savo priešą taip arti savęs, nei viena valstybė save gerbinti neįsileis. Nei viena neleis įsikurt savo priešo į greta savęs. Todėl jie buvo priversti pasiimti Krymą. Pietryčiai taip pačiai. Įsivaizduokit Ukraino Amerikos raketinės bazės rusam. Jiem būtinybė. Ne dėl to, kad nori daug žemių, Rusija ir taip turi daugiausiai žemių pasaulyje. Jiem reikia saugoti save. Jūs nesaugotus. Gal kažkurie nesaugotų, aš saugočiau, aš neleistų į kaiminystėje įsitvirti savo priešai. Jie neleidžia. Dabar pažiūrėkim mes įstoję į NATO bloką, automatiškai tapom Rusijos taikiniu. Raketos nutaikytos į mūsų pusę, jos nebuvo nutaikytos, ką mes reikalingi mažytė silpna valstybėlė. Mūsų saugumą Lietuvos garantavo Ozolo Lietuva. Ozolo Lietuvos konstitucija. Ne moralinio pederasto kuproto, o Ozolo Lietuva. Neutralitetas. Tik mūsų neutralitetas garantavo mūsų saugumą. Ir mes buvom saugus.
Bet vėlgi, idiotams plovė smegenis, kad rusai puola, daugiau nei 30 metų mus puola. Prisiprašėm, dabar puls. Negalės Rusija leisti, kad jos pasienyje būtų karinės bazės. Galingos, stiprios karinės bazės. Na, tos stiprios karinės bazės keliom valandom. Ir esu tikras, kad tai rusai puls, o jie puls. Tai ne taip kaip Ukraina. Ukrainoje didelė dalis rusakalbių, jų tautiečių, slavų, jie ten stengiasi atsargiai, o čia nėra ko saugotis. Per kelias valandas nušlus visą priešlakį prieš raketinę gynybą. Pažiūrėkite į mūsų plotelį mažytį taškelį žemėlapyje. Ir pažiūrėkime, Kaliningradas, Baltarusija, Rusijos federacija mūsų supa. Pirmiausia bus sunaikyta priešlėktuvinė gynyba. Paskui kokiom pusantros tonos bombom, vakuuminim. Visi aerodromai, kariniai, visa karinė technika, tankai, šarvučiai, Abramsai, Pantero. Tie visi tankai bus išlydyti per labai trumpą laiką. O po to praeisdamus, kas liko. Ir žus mūsų vaikai, jauni žmonės, kurie turi gyventi, kurt, gimdyti vaikus. Mes būsim paaukoti, o tie idiotai, kurie tikisi atsilaikyti 2 savaitės, na, jeigu ir laikytųsi 2 savaitės, tai gyventų Lietuvoje neliktų. Po tų 2 savaičių neliks kam gyventi. O tie rėksniai, kurie dabar daugiausia rėkia, vieni bėgs į savo susipirktus namus užsienyje, o kiti pirmi iškels rusiškas vėliavas ir patys raudonus kilimus pasitikti rusam. Ir sakys, kaip mes mylėjom Rusiją. Tokia tikrovė, taip ir bus. Nes tie, kur daugiausia reikia, pirmi ir išduoda. Didžiausi išdavikai tie, kurie daugiausia draskosi. Jie dabar draskosi anglosaksų naudai, ateis rusai, draskysis Rusijos naudai. Taip ir bus, ponai. Taip kad rusai tikrai ateis.